Žmonija pradeda gyventi gyvenimą, kada yra įvardinta viskas, kas vyksta mūsų aplinkoje, priklauso nuo žmogaus. Ne vien tik nuo stichijų, ne vien tik tai nuo praeities arba buvo įvairių laikotarpių. Tai yra kūrybingos asmenybės renesansas arba pirmą kartą galima sakyti, kada visiškai kitas uždavinys keliamas intelektui. Tai reiškia idėjos kūrybai ir mokėjimui ją realizuoti. Taigi, pirmas klausimas iš salės, kas kelia ranką? Niekas nekelia rankos, dėl to mes turime paruošę popieriukų. Kur? Tai kelkit drąsiau, ašgi matot, su akiniais esu. Tai pirma moteris kėlė antroje eilėje. Parodykit jos ranką. Jūs, taip, malonu. Galit prisistatyti. Galiu prisistatyti, 3 amžiaus universitetas rektorė Ona Venclova. Pirmiausia, aš tai ne apie intelektą, ne apie ką, apie padorumą valstybėje ir politinę atsakomybę. Tik šito reikia Lietuvai. Ačiū. Gera pastaba. Iš tikrųjų, moralinės vertybės yra aukščiau visko. Iš tikrųjų, tai, ko nepačiupinėsi, bet labiausiai veikia mūsų visų gyvenimus. Juk žiūrėkit, kai kalbam apie žmonių santykius, padoro žmonės nesako, kiek turi kišeniai, ar ne, o sako, kokį žodį atneši, kaip kreipiesi į asmenį, ar mandagus esi, ar nemandagus. Štai dabar klausimas iš Galiorkės. Turiu konkretų klausimą. Tai yra socialinė problema Lietuvoje viena didelė, tai yra alkoholizmas. Kokiamis konkrečiomis priemonėmis mažinsite alkoholio vartojimą Lietuvoje? Ačiū. Labai geras klausimas, labai netgi madingas klausimas, aš sakysiu. Todėl prašau, ar kreipiatės į kažką, ar visiems? Taip, kas pirmas nori atsakyti? Šiandien priemonių pakankamai turim draudžiamų labai daug. Pastaruoju metu ir Seimas, ir mano kaimynas sėdins iš kairės, ir kitas kaimynas, kadangi buvo nepratestas leidimas, nepratestas leidimas prekiauti alkoholį degalinėse, tai mano ir premjero portretas atsirado tualetuose, reiškia, gražiai žiūrėjom. Bet ką noriu pasakyti, šiandien draudimų yra pakankamai daug. Įvairios organizacijos interpretuoja suvartojimo alkoholio išvis skirtingai. Aš tikrai to domėjausi ir domiuosi. Manyčiau, kad prailginti amžių pirkimo alkoholio. Gal šito reikėtų daugiau socialinės reklamos prieš alkoholį. Įteikti jaunimui, pats jaunuolį, reiškia, įteikti, kad kuo mažiau socialinė pusė, kuo mažiau vartotum alkoholio. Ir priėjimas prie alkoholio nuo 11 ar nuo 12, galbūt specializuotos parduotuvės, galbūt čia reikia išdiskutuoti. Bet šiandien dieną alkoholio suvartojimas jisai nėra toks, kaip sako dabar, sakykime, kiti informacijos šaltiniai. O kas liečia mažinimą, tai tikrai reikia prieinamumą mažinti. Nu, aišku, reklamų reikia dabar uždrausti, tai yra loterijos uždraustos, degalinės uždraustos, reiškia. Laikė, aš turiu menį laikėjai socialinės reklamos, kuris draudžiantis ypatingai jaunimo darbą. Ačiū. Dar turite kokių priemonių? Taip. Galvoju, kad vis dėlto reikėtų alkoholio specializuotų parduotuvių. Ir tose parduotuvėse būtų didesnė kontrolė ir, tarkim, jaunesnio amžiaus žmonės ir gal prieinamumas būtų mažesnis. Ačiū. Viena iš tokių priemonių. Man iš vis juokingai atrodo tokie absurdiški draudimai. Vieniem duodam ir leidžiam, kitiem vos neginklo parduotuvėje galim padaryti, kad degalinėje negalima pirkti. Bet ne tam esmė, aš jau daugelį metų iš vis nesuvartojęs alkoholio. Galbūt ir blogai. Ir aš galvoju, kad Lietuvoje juo toliau, juo mažiau geria. Net Rusijoje mažiau geria. Bet aš matau kitą problemą Lietuvoje. Narkotikai, visokios tabletės ir taip toliau. Tai su šito problema žymiai rimčiau reikėtų kovoti ir žymiai griežčiau. O alkoholį protingas žmogus, kas geria, kas jau geria, tu jo nesustabdysi, jis pats įsiveiks.
Aš nematau, kad kokiem, nors aš nesu prieš specializuotas parduotuvės, kad negalėtų nepilnamečiai nusipirkti. Tai vienintelį būdą, kurį matau, kuris galbūt tikslingas. Bet ką daryti su kultūringai žmonėm, kurie turi būtinai eiti ar važiuoti per 15 km iki tokios parduotuvės, tai irgi čia sunku atsakyti. Ačiū. Iš tikrųjų gera, jūs palėtėte aspektą ir ką jaunimui gražinu atgal kaip klausimą. Ką jūs siūlo daryti, kad narkotikų vartojimas mažėtų? Aš nežinau, kaip Mažeikiuose, bet didžiausia problema yra tai, kad jaunimas nuo 16 metų, jiems alkoholis yra juokas, jie sako, mes negeriame, bet narkotikų suvartojimas yra progresyvia kreivė auga. Nesakau čia jums, bet apie tai reikia irgi kalbėti. Ir madingas klausimas, kaip mažinsite alkoholio suvartojimą, yra tuščias klausimas. Narkotikai yra dabar daug aštresnė problema. Norite būti progresyvus, klauskite šitą klausimą. Norėjau paklausti konkretaus klausimo susijusio su paskutinio penktadienio tarybos posėdžio dienotvarke. Ar politikas turėtų prisimti politinę atsakomybę ir savo norų atsistatydinti, kai teismas pripažįsta, kad jo priimtas sprendimas yra neteisėtas? Ar nelaikas priimti įstatymą dėl asmeninės politikos atsakomybės už savo balsavimą? Ačiū. Geras klausimas. Iš tikrųjų, jūsų Seimui gali tekti šitą klausimą atsakyti, nes asmeninė politiko atsakomybė jau raudonuoja. Kas norite atsakyti? Gerai. Aš manau, kad politinė atsakomybė asmeninė turi būti ir ką gerbiamas Rimvydas paminėjo, kad atleidinėjami iš darbo pagal pažymas. Ne per seniausiai taryba atleidžia, aš nors nieko surištas nesu, Sodų mokyklos vadovą, prisiteis, sakykime, per teismą. Kas sumokės? Palaukit. Reiškia, lygiai taip pat ir ministrų kabinetas susirinko ir atleidžia pagal pažymą, reiškia, milių, kaip pavyzdžiui. Tai aš pasakysiu, yra Seime užregistruota pasiūlymas ir kad būtent neštų ministrų kabinetas pilną asmeninę atsakomybę. Mes turim buvusį ministrą Dagį, buvusį vidaus reikalų Palaitį. Kas dabar vyksta? 360 000 eurų berods ieškinys. Kas atsakys? Ministerija sumokė, kanceliarija ministerija. Taip, kad aš palaikau jūs, kad turėtų atsakyti. Labai aiški pozicija, aiškus klausimas. Tuoj minutėlė. Matot, kas yra iš tikrųjų labai svarbu. Žodis nežvirblis, ar ne? Jeigu jau turi drąsos kažkokį siūlyti siūlymą, tai reiškia, pasiūlymas visada turi adresą. Tai kad nebūtų įvairių, pavyzdžiui, tokių užslėptų kėslų, labai yra gerai, kada dėl pažymų jūs patys esate girdėję tokį dalyką. Kai pamatom kartais nutekintą pažymą, kai jokingi raštai ten yra, tai reiškia, kodėl negali būti tam tikras laikotarpis, po kurio tas tekstas galėtų būti viešai prieinamas. Taip, jūsų replika ir jūsų, mačiau, ranką atsakymą. Noriu replikuoti dėl Sodų, kadangi esu antikorupcijos komisijos pirmininkė atlikusi tyrimą nuo pradžios iki galo. Čia sėdi dar viena politikė, kuri atliko tyrimą, mes jį atlikinėjom kartu, Laimutė Kačerauskienė, antikorupcinės komisijos narė. Ir galiu pasakyti, kad yra visiškai neatsakinga, absurdiška yra teisinis nihilizmas. Šnekėti šitaip ir girdėti šitai iš Seimo nario lūpų, kai visiškai 10 metų vogusi mokyklos direktorė, kuriai apie 4 epizodus yra iškelta baudžiamoji byla, atliekamas ikiteisminis tyrimas, FNTT, STT, prokuratūroje, kada nebuvo nuomos mokesčio gaunamo jokio į mokyklos biudžetą. Po šito tyrimo į mokyklos biudžetą atsirado 8 000 eurų vienas nuomos mokestį, pakito visiškai ugdymo kokybė, pakito maisto kokybė, taryba vienbalsiai, beveik 2 susilaikius, nubalsavo už šitos direktorės atleidimą. Apie kokį mes grąžinimą ir apie kokį mes galime kalbėti prisiteisimą ar kažkokio tai reikalavimo atsiskaitimo mūsų tarybos narių. Tai jūs buvote valdžioj nuo 96 metų. Ką jūs padarėte, kad šita mokykla liktų gyvuoti ir šiandien turėtų 700 vaikų, kaip kitos mokyklos? Ką konkrečiai jūs padarėte? Ačiū.
Pakimba klausimas. Bet klausimas beje savivaldos lygio, o mes šiandien renkame Seimo narį. Tai labai gerai, viskas gerai, nes man atrodo, kad pavyzdžiui žmonės žino temą ir žino veikėjus. Tai jūsų atsakymas ir Seimo nario pasisakymas jums, man atrodo, šitą reiškia. Mes šiuo atveju esame neutralūs. Nenorim plėtoti šitos diskusijos, nes rinkimai yra į Seimą. Konkrečiai į klausimą, kuris buvo pateiktas dėl atsakomybės. Aš giliai įsitikinęs, kad galbūt ne visais klausimais, bet dalis klausimų turi nešti asmeninę atsakomybę, ypatingai vykdančiosios valdžios, taip pat už kai kuriuos sprendimus turi nešti Seimo nariai atsakomybę. Ačiū. Labai konkretus atsakymas. Taip, matau. Čia gal atsakysim geriausiai. Vis dėlto, kodėl ne visai sužlugdys, bet per 4 metus klasterio atsiradims Mažeikiais nepajudėjo į priekį. Vien dėl to, kad ten dėl miškų įstatymų, dėl medienos įsigijimo verslininkams faktiškai, jie nori sąlygų. Lietuvoje pirmiausia medienos apsirūpintų, o paskui pardavinėjam būtų. Ir kaip jūs manote, šiame Seime sugebėsit šitą klausimą išspręsti, kad vis dėlto 2002 pranašauja visais aplinkiniais susikūrusiais čia. Tai čia pajudėtų gal blogai Mažeikiai. Tai klausimas, aš taip suprantu, yra kodėl per 4 metus neįkurtas klasteris, ar ne, medienos pramonės. Nesukurtos sąlygos. Taip. Jo, čia gal jau kai kas žino, gal jau truputį ir apkarto burnoje šis klausimas ir man to pačiu, reiškia, įstatymo, sakykime, pritrūko politinės valios. Ir aš tik vieną noriu pasakyti, reiškia, daug labai norėjau, aš pats asmeniškai ir medieną aš tą paminėjau, aš atsiprašau, aš prekybą poveikiu, kad neįvyktų čia, reiškia, ir buvau nuvažiavęs į valdomą įmonės, kaip ten dirba, atlyginimai, sakonai, plikiai, jeigu žinot, toks miestelis plikiai. Aš kaip pamačiau, kaip bėgančios eilutės bėga, kada pietų pertrauka, pamaina, tai tada buvo, reiškia, vidutinis atlyginimas kažkur apie 4000 litų. Žmogus, reiškia, maitinimą organizuoja, pavėžėjimą organizuoja, žmonės suveža iš Klaipėdos, Kretingalės, aplinkinių rajonų. Fantastika. Pradėjom kalbėti, reiškia, politinės valios pritrūkimas atkas gavosi, reiškia. Bet nenuleidžiam rankų, tikrai, nes šiandien dieną yra situacija, kad perpardavinint 1 kubinį metrą medienos, tai pridėtinė vertė 15 eurų, ją perdirbant, pagaminant 230 eurų. Tai mes ir ką pasakė gerbiam Salatka, nykstanti šaka. Mes turim suprasti, bet buvo vetuota, buvo nebalsuota, bet aš manau, gal sugrįšim, dar norėčiau pasakyti. Ne per seniausiai buvo politiniai, valdančiųjų taryboje, kadangi esu frakcijų seniūnas ir kviečia ir mane, buvom kalbėję, kad vis dėlto dar sugrąžinti, kiek bus dar politinės valios, sugrąžinti tą klausimą į Seimą. Kaip bus, tikrai dabar negaliu pasakyti. Dabar negaliu. Ačiū. Ten mačiau gale klausimas. Pakelkit ranką, kuris čia... Ja, pirmą kėlė tas žmogus. Atsiprašau. Aš norėjau paklausti, visi šneka apie smulkų verslą. Ir vidutinį dabar, kai priimtas naujas įstatymas, teikt sąskaitas ir raštaraščius. Jeigu ten žmogus, 2 žmonės dirba, jie rašo iš rankas tos sąskaitas, raštaraščiukus, kaip jiem reiks pateikti juos, ar įmanoma. Ir čia dar vienas smūgis smulkiam verslui. Tokių nesąmonių kartais priimta, nenuodėm. Tai aš galbūt negrįšiu pas jūs, nes jie visi pasakė, kad smulkiam ir vidutiniam verslui sąlygas gerins. Ir jūs labai konkrečiai padiktuokit dabar po susitikimo savo norą ir, man atrodo, jie pateiks kaip pirmą įstatymą, vos tik tai lapkričio kažkelintą susirinks į Seimą. Čia kėlė moteris ranką. Įseinėte į Seimą
O visų situacijų sprendime yra du atvejai. Yra įstatyminė sistema, kurios mes laikomės, aš jai pritariu. Ir yra neteisybių, su kuriamis susidurėm ir labai norim ištaisyti. Tai dabar aš jūsų klausiu, kaip jūs elgsitės? Ar jūs laikysitės įstatymų, ar jūs elgsitės pagal savo širdį, taisydami visas situacijas? Nu, koks geras klausimas, kaip balzamas. Nu, praktiškai, aš tai sakyčiau, nu, čia jūs galėt pataupyti tą pabaigai klausimą. Dabar nori, nenori, po jūsų klausimo reikia uždaryti diskusiją. Nu, prašau. Čia yra teisinys šito įvykusio, ta prasme, konflikto, kuris įvyko tarp dviejų prieisėjų. Žiūrėkit, kaip gerai, aš nesuprantu apie tai. Man pasirodė, kad čia ne konfliktas, o čia truputį pipiriukų diskusijai. Nu, bet jūs čia išmanot reikaliukus, aš suprantu, moralė, įstatymai, sąžinė. Tai, žiūrėkit, manau, kad jie pasielgs taip, kad nebūtų gėda eiti per Mažeikių miestą. Ar turite, gerbiami žmonės, konkrečių klausimų susijusių su rinkimais ir jų pasisakymų bei siūlymais? Jūs jau klausėte apie kanapes, aš jau atsakiau. Galite auginti, viskas gerai. Į liemenę tą geltoną galite irgi. Norit važiuokit, norit ne. Baudą gausit tik vietą. Kas čia kėlė? Tai sveiki gyvi, aš truputėlį, atleiskit, kad įsiverčiau jūsų diskusiją su vienu klausimu tokiu. Bet tiesiog skauda, tai tiesiog turiu paklausti, jaučiu. Tiesiog stebiu ir debatus, stebiu ir šitą jūsų dabartinę diskusiją ir suprantat, toks įspūdis, kad Lietuvoje reikia tik tais laimės tos daug to atlyginimo ir iš tikrųjų pasisgėdau tokio vieno dalyko, sakykime, o tos kultūros ar bereikia. Nes įsivaizduokim, dabar aš tik noriu šiaip tik tokį dalykėlį prisiminti. 1991 metai Lietuvos atkūrimas. Aš nepamenu, ar bent buvo kas nors iššovęs iš kokio šautuvo ar kažką tenais, bet aš tik prisimenu, kad žmonės stovėjo ir viskas ėjo per jungtį, per kultūrą. Tai aš nežinau, sakykim, gal mes vėl, aš dabar gal suformuluosiu klausimą tiesiog. Koks būtų kandidatų požiūris, kokia pozicija kultūros atžvilgių? Kaip jūs manot, ar jinai bereikalinga, gal mums reikia tik bankų, reikia kokių nors bažnyčių, sakykime, o kultūros visiškai nereikia. Tai aš toks klausimas, koks, aš čia jau sakiau, gal nebesikartosiu. Nu, jūs gerai, jums kultūra rūpi ir jūs dėl to sukat apie tą patį. Tai gera pozicija, pinigai apie kultūrą ir, kaip sakant, užmiršom paklausti. Tai nepulsiu performuluoti jūsų klausimą, nes jūs paklausėte taip labai jiems lengva forma. Ar reikia kultūros ar nereikia? Nes į tokį klausimą gali atsakyti arba taip, arba ne. Bet man patiko ta jūsų kita pradžia. Kokią mato, ar ne Lietuvą, ir ar kultūros joje, kokios tos kultūros bus. Tai gal iš tikrųjų duokim po kokį 12 sekundžių, ar ne atsakymais? Ne, dėl kultūros reikia biškį daugiau. Kas norėtų atsakyti? Kad gali, pirmą kėlę. Aš jau sakiau, kad iš kaimo iškelti mokyklėlių arba negalima jokių būdų. Vienas dalykas, ten yra dar vyresnio amžiaus žmonių, kai kurios bendruomenės yra stiprios, tai šitie vyresni žmonės vis dėlto gali išlaikyti tą kultūrinį centrą, tai yra ir pavyzdys jaunimui tie kultūriniai centrai. Ir čia be kalbos turi likti bendruomeniniai, daugiafunkciniai centrai. Ten susitinka visa bendruomenė ir tikrai, kur dabar mūsų Mažeikių rajone yra stiprios bendruomenės ir vyksta šitas kultūrinis gyvenimas gerai. Ačiū. Na, žinot, kas, aišku, čia būtų visiškai antras raundas, bet iš tikrųjų, kai mes kalbame apie kultūrą, gal pirmiausia reikėtų apsibrėžti, ką mes suprantame po žodžiu kultūrą. Ir va tada būtų lengviau atsakyti ir jums, ir suprasti žmonėm, nes centrai, kaip Rimvydas sakė, gali būti betono krūva, o ten
nebebus žmonių jau. Gražus rūmai, bet be žmonių. Kitaip tariant, aš galvoju, kad, žinot, turim truputį judėti, forsuoti tą susitikimą, dar klausimų, matau, yra iš salės, dar turime, mamma mia, lapelių. Tai gal taip padarom. Man pakelkit ranką, kas tikrai neužmigs, jeigu nepaklaus. Taip, prašau. Labai trumpą klausimą. Jeigu būtų pateiktas Seimui nagrinėti klausimą dvigubos pilietybės, kaip jūs balsuotumėte už ir prieš? Ir trumpą komentarą iš kiekvieno. Kodėl? Gerai, konkretus klausimas. Vėl taip pat pradėsim. Ar už dvigubą pilietybę, ar prieš? Prašau, neatsakinėkit. Kaip Seimo narys turit pasakyti, kad Seimui toks klausimas negali būti pateikiamas. Tai yra pirmas skirsnio konstitucijos dalis. Pirmas konstitucijos skirsnis, į kurį gali atsakyti tik tauta referendumu. 92 metais dalis iš jūsų balsavo už šitai, joks Seimo narys, jokia dauguma negali to pakeisti. Tik referendumu. Labai padėjote jiems atsakyti klausimą. Taip, mėly žmonės, eikime prie to, ką jūs parašėte ir netgi pasakyčiau gražiu raštu, įskaitomų, va čia yra liuks. Matos, kad mokyklą baigėte dar iki 2086. Neveins, čia ir daugiau tų, kurie tep. Taip. Nu gerai, pradėkime nuo to. Visiems kandidatams, jei negalėtumėt balsuoti už save, už kokį iš čia esančių kandidatų balsuotumėte ir kodėl? O geras klausimas. Ir dėmesio, jeigu nenorit, neatsakykit. Neleisim, ar ne, to mikrofono. Bet kas norėtų atsakyti? Žiūrėkit, nėra rankų, jau yra. Ne, replikų negalima, atsakysit, prašau. Daug kas yra prisidirbę, bet aš už buvus esamą Seimo narį, kadangi jis turi patirtį, Ačiū už drąsą ir iš tikrųjų tai, ką jūs patys girdėjote ir patys pasakėt, nereik bijoti sakyti savo nuomonės, nes žmogus klausia labai paprastai, jeigu už save negalėtum, už ką atiduotum? Tikrai yra tarp tų 6 žmonių, už kurį galima būtų balsuoti. Taip, toliau varom. Taip, gavom vieną asmeninį, Bartkevičiui. Kokių jūsų kaip Seimo nario klaidų patartumėt nekartoti kitiems kandidatams? Tai pamastykit, per tą laiką aš paklausiu kito klausimo. Neužmiršim, nebijot. Kodėl kandidatai nedalyvavo per TV debatuose? Ir čia rašo, išsigando 3 taškeliai. Bet gal nedalyvavo, žino dėl ko? Į TV debatus kviečia arba pati televizija, arba partijos. Ten reikia būti arba išreitinguotam. Ne dėl jų kalties gali būti, kad jie nedalyvavo. Būkit geri, nepykit. Prašau. Kas liečia dėl televizijos ir vyriausios rinkimų komisijos pinigėlių, tai ir mūsų mokesčių mokėtojų pinigėlių. Ne kartą esam kėlę klausimą, kad televizija atvažiuotų į vietą, tai regioninė, į regioną, ir tiesiog surinktų 6, o tikrai 7, tai reikėtų daužyti sekmadieniais važiuoti į Vilnių, kur važiavo. Aš tikrai atsisakiau. Po to jie skambina, sako, o gal tu gali pirmadienį? Atvažiuokit su kilnojama televizija į vietą, atvažiuokit į Šiaulius, mes iki Šiaulių 80 km surasim kaip atvažiuoti. Tai, iš tikrųjų, čia yra dėl rinkimų sistemos ir tvarkos daug jau problemų ir VRK yra gavę velnių. Kviečia nacionalinis transliuotojas. Tai kaip tu įsivaizduoji, būdamas Seimo nariu, ateiti į televiziją ir atsakyti į žurnalistų klausimus, į žmonių klausimus, į bendruomenės klausimus. Jeigu tu negali nuvažiuoti iki Vilniaus, atsistoti ir atsakyti nacionalinio transliuotojo klausimus. Nežinau. Nesvarbu. Aš neku apie televiziją, kuri yra transliuojama visai Lietuvai. Tai yra gėda.
Yra tiesiog gėda. Paskui mes ateiname ir sakome, palaukite, paskui mes ateiname ir sakom, žmonės neina į rinkimus, žmonės neina balsuoti. Mažeikiuose pats mažiausias balsuotojų rodiklis. Savivaldos rinkimuose dalyvavo 38%. Antram ture nedalyvavo nei 30, gal 30, gal 31. Tai yra pats mažiausias rodiklis Lietuvoje. Mes turim pradėti politikai būdami patys nuo savęs. Pirmiausia, ateikime ir gerbkime žmonės, tada žmonės gerbs mus. Ačiū. Nemylit jūs viens kito, aš taip stebiu, jau taip rimtai. Net ir atsisėda taip priešingai. Čia taip netyčia sutapo, ar kaip? Nu, nieko. Taip, dabar toks klausimas. Jūs jau antrą mokyklos direktorę norite pateisinti. Viduryje dirba nuteista direktorė iki šiol. Bartkevičiui klausimas. Jūs matot populiarus. Ar turite atsakymą, ar vėl pagalvosite? Teisingai, atsakymas yra. Toliau. Gerb Irena Macijauskienė. Kaimo gyventojams rūpi, kaip bus sprendžiamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo problemos, nes dalis tinklų dar yra privatininkų nusavybėje, o beveik visi tinklai yra gana susidėvėję. Ačiū už atsakymą. Tai kaip ir sakant, čia net klausimo nėra, nes čia yra teiginys. Taip kad reikia tvarkyti. Mėly mano, formuluokit klausimus. Gerai, teiginiai yra gerai, jau, kaip sakant, į programą dienotvarkėje įsirašo. Sutvarkyti kaimo gyventojams. Taip ir yra įrašyta programoje. Gerai, dabar klausimas poniai Rimkieniai. Kaip jūs vertinate savo portretus ant stulpų? Ar atsakysit, ar pagalvosit? Gerai. Idėją parsivežiau 2011 metais iš Barcelonos. Dėl visko buvo suderinta, derinau su VRK, derinau su seniūnyje, už viską buvo sumokėta. Taip, kad nieko neteisėto nepadariau. O pas mus regione, Mažeikiuose, naujienos yra sunkiai priimamos, taip kad nieko tokio, kad kažkam nepatiko. Bet tai, kad dėl to gaunu labai daug klausimų, supratau, kad šita politinė reklama pasiekė ir padirbo savo darbą. Sėkmingai. Pamatė. Taip, iš tikrųjų, aš jums pasakysiu, kad politinė reklama ne visada turi būti smagi. Jinai kartais turi ir suerzinti. Tai čia taip, nieko. Klausimas Gerb Macijauskienei. Daug dirbančiųjų Mažeikių mieste gyvena sodų bendrijose. Automobilių susisiekimas dar įmanomas, tačiau dviračių ar pėsčiomis nesaugus. Ką planuojate nuveikti šiuo klausimu? Taip. Rimvydas yra buvęs mano redaktorius. Ir droždavo mane už tokius tekstus. Nu čia, kaip sakant, kaip ir tas klausimas, konkrečiau paklauskite. Dabar žiūrėkit, ką jūs pasakysit? Nu, jūs pasakysit, kad dviračių takų įrengimas. Pasižada, bet reikės lėšų. Lėšų paimsit, sakė, mokesčius pakelsit. Nu, jūsų kompanija sutvarkys viską neblogai. Viskas gerai. Žodžiu, dviračių takai bus, Macijauskienė pažada tą padaryti ir pati dviračių pirmoji pravedė. Klausykite, aš nenoriu, kad jūs susidarytumėt įspūdį, jog aš čia pats prirašiau. Bet vėl Irenai Macijauskienei klausimas. Ar jūsų nuomonė skiriamas pakankamas dėmesys žvyrkelio asfaltavimui? Nes neasfaltuotų kelių skaičius bei ilgis mažėja lėtai. Ką planuojate siūlyti ir įgyvendinti šioje srityje? Nu, pradėjot gerai klausimą rašyti, bet vėl, ką planuojate ir... Tai vėl atsakys, asfaltuosim. Kada? Už kokius pinigus, ar ne? Dar vienas klausimas yra. O, čia laiškas. Taip, klausimas. Kodėl jūs einate į Seimą? O, mes gal atsakėm pradžioj, nes
žmonės formulavo savo poziciją, viziją. Iš tikrųjų, galima buvo iš balso tembro suprasti, kai kam iš tikrųjų tai yra svarbu ir rūpi. Juk jūs esate geroje vietoje. O čia žiūrėkit, pirmas klausimas, kodėl jūs einate į Seimą? Antra, juk jūs esate geroje vietoje, su meru priešakyje. Kam čia jūs adresavot, mielas ponė? Vėl Macijauskį. Ne, reikia kažkaip tai išlyginti situaciją. Išlyginkim situaciją. Bent jau išgirdot, kad esat geroj vietoj. Taip. Brangaus laiko turime dar šiek tiek, dėl to norėčiau paprašyti jūsų gerbiamą auditoriją dviejų finalinių klausimų. Taip, prašau drąsiau. Ar jau viską paklausim, ką norėjosi? Kur? Ai va, matau žmogų. Taip. Pagalvokite, kol aš čia einu prie to žmogaus, ar paklausėm viską, ką norėjom paklausti. Ir pabandykit savęs paklausti, ar išėjęs iš salės aš nesijausiu prastai, nes nepaklausiau tą, ką norėjau paklausti. Gal dar vis dėlto ant liežuvio galo. Taip, kur čia aš mažiau tą ranką. Va. Perduosiu jums mikrofoną. Vat noriu paklausti dėl išardyto geležinkelio. Ar čia pajėgus mūsų mažeikiškiai, kurie bus išlikti, tą klausimą pajudinti? Nes štai toks į politinis ir ekonominis aspektas. Ar galiu paklausti taip, išardė geležinkelį ir jūs nori paklausti, ar jį vėl pastatys? Aš girdėjau tokių replikų, ar jo reikia iš viso? Reaktyvus. Tai prašau. Šita geležinkelio dalis yra didelė svarba mūsų politiniam darbo vietų kūrėjui. Įmonė, kuri šitiek metų išlaikė Mažeikius ir šitiek daug mažeikiškių dirbo toje įmonėje. Tai yra Orlen Lietuva šiuo metu Lenkų bendroviai. Įvertinant problemą ir įvertinant taip, kaip brangiai dabar kainuoja vežioti vagonėlius po Lietuvą, aš būčiau už tai ir buvau iniciatorė, kad geležinkelis būtų atstatytas ir vyriausybė, naujoji vyriausybė turėtų daryti visus žingsnius, kad taip ir būtų padaryta. Aš skaitau, kad čia yra padarytas labai didelis nusikaltimas. Nuperka Orlenas gamyklą, mes parduodam su visą infrastruktūrą, o paskui, kad būtų naudos ir išlaikyti valstybinės įmonės Lietuvos geležinkelį, mes nuardom bėgius. Ir mes dabar visi kalbam apie kažkokias investicijas. Aš skaitau, kad čia ir Lietuva prie tų trūkstančių pinigų, aš 100% įsitikinęs, kad mes tikrai sulikėsime apie kokius 2 milijardus. Kitaip sakant, jūs irgi už tai, kad atstatyti. Bet ką čia Na, išardė geležinkelį ne Baškevičiaus, o jūsų vyriausybė ir nepertraukinėkit, čia jūsų vyriausybė. Tokanskė geležinkelį, kuris nusidėvėjams 1,2 mm. Tai buvo. Dabar šiandien dieną su šio geležinkeliu lietuvės statys Latvijoje bus. Mes aš nebuvau ne per seniausiai prieš 1,5 mėnesio nuvažiavęs iki Renkių, bet žiūrėjau, ne iki Renkių, iki Benis. Ten geležinkelis apipuvęs visai. Bet ar Mažeikiam reikia šito truško? Pakelkit ranką, kam reikia truško? Reikia, gerai bus. Žinot, ko mums reikia? Mums reikia, kad vyriausybė vieną kartą griežtai priimtų sprendimą darybose su Orlen, kad nutiestų produktotekį į Klaipėdos naftą. Kadangi per Mažeikius į Klaipėdą pravažiuoja virš 4 milijonų tonų dizelino. Orlenas šiandien dieną sumoka Lietuvos geležinkeliam 70-80 milijonų eurų. Tai vat kodėl buvo. Ir krovinys, čia buvo politinis sprendimas nordyti, kad krovinys Orleno nepapultų į Rygos uostus. Reiškia jūrų uostą. Paprasčiausiai, vat jums yra atsakymas.
Nes kadangi Europos komisija dabar yra procedūra, tai švietau. Vieną linksmą klausimą. Taip, šaukite. Vieną linksmą klausimą, Linai, iš tikrųjų norėčiau. Jinai labai daug prisidėjo, kad sumažėtų dujos gyventojams ir jinai gali atsakyti dabar, kiek vienas kubas dujų kainuoja gyventojams dabar, po jo sumažinimo. Aš supratau iš klausimą. Kiek kainuoja 1 kubinis metras dujų? Taip. Kodėl klausimas linksmas? Ne, nu šiaip, aš žiūrim, ar mes iki galo darom dėl žmonių, ar tikrai padarom labai didelį darbą, ar žinom galutinį. Aš straipsnį santarvį šiandien skaičiau. Ir jūs žinote, ką įžeidėte? Nežinau. Jūs įžeidėte ne mane. Jūs įžeidėte tos žmonės, kurie 2,5 metų vaikščiojo su manim į teismus, kurie įsteigė kartu su manim Mažeikių vartotojų asociaciją ir su kuriais mes nuėjome iki pat pabaigos, tam, kad pasiektumėm įstatymo pataisos. Tie faktai, kurie išdėstyti tam juokingam straipsnį, yra netikslus ir aš prašysiu leidėjo, kad būtų suteikta galimybė mums atsakyti į visą šitą rašliavą. Kiek kainuoja? Kiek kainuoja? Jau nebe litais. Bent jau tiek. Eurais, matyt, kainuoja. Mėly žmonės. Jau yra štaunis, kaip man sako, laikrodį. Noriu padėkoti visiems, kurie atėjo čia, kad turėjot kantrybės paklausyti. Aš manau, kad jums buvo įdomu ir naudinga. Dar bus tokių, matyt, linksmų susitikimų ne viens. Pabaigai norėčiau vis dėlto, prieš linkėdamas 6 šitiems žmonėm ir 7, kuris neatvažiavo, kantrybės nedaug beliko. Rimvydai, jeigu galit, paskutinį, taip sakant, palinkėjimo žodį ir vakaro uždarimą. Nu ko, viens dalyks į gerą, kad mokam dar jauktis, kad gerą pasibuvom, padarėm gerą koncertą patys savo. Antras dalyks į labai švaks. Kodėl ko švaks? Kodėl to kap tik tą ožen rokunda apie valstybės valdymą, apie tai kokie tie iššūkiai prieš mūsų akis per 4 metus atėjo. Ne tik kandidatą, bet ir mes patys nebenorim propautis, o geriau apie kokią turi kainą, apie kokį nors takelį per suotną, apie kokį nors ten, reiškia, dar kitką dalyką. Reiškia, mes labai norim galvoti apie ton ateitį, bet su ateitim ir toks dalykas. Nori, nenori, ana vis taip atves. Ir vieni žmonės, anau, pasitinka, žiūrėdami į akis, kiti atsukdami užpakalį. Nu mes su tom užpakaliu, kol kas į tom ateitį žiūrėsim, a labai skaudė įspers. Rūkis spers. Aš žiūriu taip, kad galvoju, pabaigai, ką čia pasakyti. Prieš 25 metus buvau Viskonsino universitete stažuotėj ir tą stažuotę fundavo vienas Virdžinijos valstijos fermeris. Ir paskui jis mane pakvietė savaitę pas jį pasižiūrėti, kaip jis sakė, karvių ūkį pažiūrėti. Kadangi esu iš kaimo, man buvo labai įdomu. Ir mes kiekvieną vakarą, nemažindami alkoholio vartojimo, kalbėjom apie žemės ūkį. Apskritai kalbėti apie alkoholio vartojimą, kai liko 4 metai iki ES fondų pabaigos, yra didelė prabanga, aš sakyčiau. Tai ir aš vis bandžiau klausti, kaip tau atvykusiam iš miesto, vis tuščioj vietoj pradėjau pininkautis, tada turėjau 3300 hektarų, 100 karvių ir taip toliau. Kaip tu tai padarai? Ir jis man vieną vakarą sako, reik dirbt galvą. O antrą vakarą rokaunamės. Ir vėl reik dirbt galvą. Per savaitę aš 7 kartus išgirdau, reik dirbt galvą. Tai man labai yra gaila to, kuris bus išrinktas, nes reiks dirbti ne užpakalį. Užpakalius mes atkišim. Reiks dirbti galvą. Ir mums visiems turbūt reikia po truputį pradėti dirbti galvą. Jūs galite padaryti vieną dalyką. Sekmadienį
biški padirbkit galvą ir išrinkit protingiausiai iš tų. Ačiū. Ačiū labai, gero Jums pasirinkimo ir iki pasimatymo, iki kitose debatuose.